Jau kažkas su pečiuku. Mes Vokietijoje apvažiavom kamštį 3 valandų per 15 minučių. Reikia greičiau šokti į Mustangą ir lėkti toliau, nes baisės mirdu. Lenkia Aston Martinas. O čia ką tik mūsų iš šitos kavinės išvijo. Sveiki sugrįžę į Beno projektai kanalą ir šiandieną pradėsim tokį video biškį ilgesnį. Tai turbūt bus 2 dalis, dar nežinau kiek. Ir imsim šiandieną šiame video šį mėlyną gražuolį, Mustangą. Ir leisimės į kelionę, kurioje susuksim tarp 4,5–5 tūkstančių kilometrų. Tad ką mes dabar darom, iš karto nieko nelaukdami, varom Mustangą į garažą ir pasižiūrim, ką jam reikia padaryti prieš šią kelionę. Pasižiūrim, ar ten skysčių ir šį kartą papasakosiu, kas per automobilis. Įsivarėm Mustangą į garažą ir einam pažiūrėsim, ką darys. Tai kadangi žinom, kad stabdžių kaladėlių nėra jau pats daugiausia ir ilga kelionė laukia, tai tiesiog apsidraudžiant pasikeisim stabdžių kaladėlės. Ir priekį galą. Ir klausimas kyla, koks šiandien variklis, tai 3.7 paprastas Mustangas. Ir kas vienintelis dalykas, modas, kas jam yra padaryta, tai yra sudėti MBRP berods duslintuvai. Ir būtent to taip. Ir ką, keliam, keičiam kaladėlės. Smagu yra, kai keitė pynaujo automobilio, dirbi pynaujo automobilio, tai galime eiti pasižiūrėti. Realiai jau pakeitėm visas 4 ratų stabdžių kaladėlės. Ir galim pasižiūrėti, kaip tenais atrodo ir kokios senos buvo. Tai naujos sudėtos su likvimuoliu tepaliuku patepta, kuris skirta stabdžių kaladėlėm. Ir stabdžių kaladėlės galinės. Tai nežinau, ar būtų atlaikę į Monaką kelionę. Ypač galinės. Viena, biškai pilnesnė. Čia visiškai nebėra. Čia nebėra. Priekinė dar biškai pilnesnė. Bet jau irgi. Va, kraštelis jau mažiukas. Vienu žodžiu. Tai susitvarkėm, stabdžių kaladėlės pakeitėm. Leisim tuo žemyn, tikrinamės tepalus, aušinimo skystį ir prisipilam langų apiplovimo skysčio. Ir viskas. Ir ką daugiau tai mašinai. Apeisim dar, pasižiūrėsim, ar nieks niekur nekliba. Bet nieks čia niekur nekliba pas ją. Ir pasižiūrėsim tuoj, koks pas ją variklis. Na, tai va, aušinimo skysčio turim pilną. Kaip sakiau, 3.7 variklis, 224 kW, galas varo. Ir automobilis buvo pakeisti jam tepalai visai neseniai. Tai galim, aišku, čia pasižiūrėsim tuoj jų lygiai gražiai. Be kameros, nes tai nepatogu. Ir, kaip matot, viskas čia tvarkinga, gražu. Aišku, jeigu pasižiūrėsim CarVertical ataskaitą, ką galite matyti dabar čia kažkur CarVertical ataskaitą, būtent šio automobilio, su kuriuo mes važiuosime. Ir neužmirškit naudotis mano nuolaidos kodu BEN20 savo CarVertical ataskaitai gauti. Nuorodą rasite prašyme. Ir šitas automobilis buvo daužtas būtent į kairį kampą, kaip matot iš CarVertical ataskaitos. Bet šiuo atveju yra viskas gražu, gražiai sutvarkyta, suremontuota ir būtent esam pasiruošę su juo važiuoti į tolimą kelionę po Europą. Ir sekite, matykite, žiūrėkite, kur mes atsidursime. Mustangienas prieš kelionę apžiūrėtas, aptvarkytas. Važiuoju dar iki parduotuvės, nusipirksiu papildomą langų skysčio bakelį įsidėti. Ir Mustangienas ready to go. Važiuosime.
ką Mustangas paruoštas kelioniai. Išsivalėm, nusiplovėm, prasivalėm, kad smagiau būtų kelioniai. Pasitikrinom tepalus, pakeitėm stabdžių kalodėlės ir bandėm viskas gerai, važiuoja. O daiktai bagažiniai. Tai ką dabar darom? Laukiam draugo ir važiuojam su Mustangėnu į Europą pasivėžinti. Na, iš pradžių mes sustosim degaliniai ir degaliniai pilsim tik benziną, nes šitam automobilyje, kaip jau supratot, mano kanale dažniausiai ir dujų būna, dujiniai automobiliai. Bet šitas automobilis varomas vien tik tai benzinu. Tai pažiūrėsim, kiek Mustangas ryja benzino. Pilam benziną į Mustangėną, pilną baką ir važiuojam į Europą. Šiandien planas minimalus yra pasiekti Dresdeną. Kolega va jau sėdi. Ir Dresdeną ir ten nakvoti. Ir po to tęsti toliau kelionę. Tai ką, žiūrim, kiek pripils mums benzino. Visiškai tuščias bakas. Ir turėtų ten nemažai prisivaryti. Pilnas bakas. Buvo 5 km likę nuvažiuoti su šituo Mustangu. Galim pažiūrėti, kaip čia jis atrodo. Šiandieną šitas visas benzinas ir sudegs. Žiūrėsim, kiek čia nuvažiuosim. Bėga. Taigi, užsipilsim pilną baką. Filmuojant labai gerai sužinai, kiek trunka benzino užsipilimas. Va. Nu va, turim pilną baką, 85,39 €. Einam užsimokėt ir važiuojam. Ką, užsipylėm benzino ir einam ieškoti, kur tas trip. Pilant trip. Na ką, šitą kelionę nulinam. Trip 1 nulinam ir mūsų kelionė ir matavimai prasideda. Važiuojam į kelią. Ropšt. Iš degalinės. Važiuojame. Atvažiavom į Elk miestelį. Į tą pačią vietą, kur buvom prieš. Kai važiavom į Gdanską, tai linkėjimai iš Elk, kelionė viskas gerai. Važiavom, sugalvom pavalgyti ir netyčia atvažiavom ten, kur buvom prieš tai. Sako, kai ateini kažkur valgyti, reikia pasifilmuoti, kai keliauji, tai va, valgysim su tokiu vaizdu. Va, kokį vaizdelį turim pro langą. Va. Kai gražu. Esam Elk miestelėje. Tai einam vartyti meniu, žiūrim, ką pavalgyti. Na va, atvažiavom į Lenkiją ir kad važiuojat į Lenkiją, tai aišku reikia į Biedronką sustoti apsipirkti. Tai einam į Biedronką, nusipirksim kažko užkast. Važiuojam. Tai ką, nuvažiavom 574 km ir pilamės degalų ir esam kažkur Lodzėj. Lodzė, berods, toks pavadinimas. Tai visai neblogai veža Mustangas, tik tai jau kažkas su pečiuko. Su pečiuku atsitiko, tai nežinau, atrodo, teks ardyti pečiuką, ieškoti kas blogai. Eisim pirkti į degalinę Vedeškės, tam, kad rytoj ryte galėtumėm patepti varikliuką, nes man atrodo jisai gavo kažkokį krūvinį. O dabar žiūrim, kiek pripilsim
kuro ir kiek čia zlotų mes to išleisim. Tai 570 km nuvažiuota ir kiek čia plius minus surijo. Tu, Mariau, nebefilmuok to skaičiuko. Bet, Mustangienas visai gerai važiuoja. Einam užsnukė. Na ką, atvažiavom kažkur pamiegot, įveikėm 980 km, esam kažkur Lenkijoje, neaišku kur, o kodėl nedasiekėm pirminio tikslo Dresdeną. Nes kamščiai belia kokie tokie 1 valandą nakties, dabar turim 1 valandą nakties, o kamščiai belia kokio dydžio iki Vokietijos sienos, kiek kokias 15 km likė, ne? 20. 15-20 km likė iki Vokietijos sienos, per vieną dieną praktiškai visą Lenkiją pervažiavom, tai einam į Pavlovskį viešbutį, miegot ir susitiksim rytoj, kada mes jau arba dar gal kambarį pažiūrėsim, bet jaučiu, kad rytoj irgi žiūrėsim kambarį, nes biškai nusikalė po 10-11 valandų kelio, tai vat. Kol dar lovos gražios ir nesujauktos, tai galim pafilmuoti, kad čia visai fainiai mes turim. Einam dar patirtį turėsim su dušu ir tualetu. Va, turim tualetą netgi. Ir kriauklę tokią plačią, žinau. Ir šitą ir va, aš. Oi. Jau čia bardaką darom su Marium. Vienu žodžiu, bardakėlį. Vienu žodžiu, kiek sumokėjom už šitą? 60 euriukų už, va, 2 lovas. Ir Marieta mums paruošė kambarį. Marieta, jo, visa. Ruošė mums kambarį. Paliekam apartamentus. Varom jau toliau į kelią. Važiuosim iš Lenkijos, pasižiūrėjom, kad ten kamštis, kur vakar sustojom, jis vis dar tebėra. Tai Vokietijai važiuojant, tai reiškia, būna kamštis. Tai varom į kamštį, atsistosim ir pastovėsim. Ką, Mustangas laukia mūsų ir mums dar liko maždaug šiai kelionė apie 4000 km. Tai sėdam ir šiandien vėl 1000 km mūsų laukia. Sėdam ir važiuojam. Kamščios atstovėjom valandą į rytę. Ir dabar kažkur blaškomės palei Vokietijos sieną, dar Lenkijoje, bet radom kažkokį kitą kaimelį, kažkokį vokišką kaimelį, paprastais keliais bandom išvažiuoti iš Lenkijos net, nes jeigu naktį mes būtumėm stovėję 1 valandą kamštį, tai dabar atstovėjom 40 minučių ir dar mums rodė 2 valandas, kuo aš nelabai tikiu, nes ten tokią koloną mašinų matėsi tolumoj. Tai realiai važiuojam į kažkokį miestelį, kurį turėtumėm pasiekti už pusvalandžio ir būsim tada Vokietijoje. Žiūrim, kaip sekas mums. Varom toliau. Tai ką, dabar važiuojam iš Lenkijoje į Radomierskį, rodo, kad tuoj pasieksim. Ir mes važiuojam į kokį ten Heitz, reikia, ne? Vokišką miestelį. Hernut kažkoks. Hernut. Tai vienu žodžiu Hernut. O po to važiuosim į Dresdeną. Ką aš dar važiuosim į Dresdeną? Gal ir važiuosim į Dresdeną. Pagal tai turėtumėm važiuoti į Dresdeną. Arba į St. Moritz. Šiaip tai link Šveicarijos noriu traukti, bet aš tik tai kortelę te turiu. Tai nežinau, Šveicarijoje užtenka kortelės. Ataka. Nu tai šalta. Labai stipriai pasiruošim kelionį. Už 10, tuo bus degalinė. Ką, mes matom Vokietijos sieną, žiūrėkit, Vokietija ir Deutschland. Mes Vokietijoje, įvažiavom į Vokietiją. Apvažiavom kamštį 3 valandų per 15 minučių ir esam jau Vokietijoje. Vokietija. Tai dabar pradėsim daugiau
šnekėti ir su jumis bendrauti, nes jau esam Vokietijai, tai vienu žodžiu vairuojam, Mustangas visai gerai veža apart vieno iškilusio nesklandumo, bet apie jį truputėlį vėliau, nes... Būtų gerai, kad Karuanas būtų ir Vokietijoje, ir kai Dresdene pasiparkavom automobilį mokamai ir gavom užsimušt tokį lapelį. Ir kur problema? Kad realiai mes sėdėdami kaviniai turėjom žiauriai greitai valgyti savo maistą, nes baiginėjos laikas ir galvojau, gausim lapelį, negausim. Tai jūs Lietuvoje turim galimybę Karuan turėti programėlę. Siunčiamės nuorodą čionais ir ką? Parkuojame savo automobilius per Karuan programėlę, kad nereikėtų mušti šitų lapelių ir grūsti maisto labai greit, nes dabar tai iš vis blogai. O jeigu jau pradėjome kalbėti apie Karuan, tai prisiminkime, kas yra Karuan. Karuan tai yra nemokama programėlė jūsų telefone, kuri padės jums susigaudyti tarp jūsų turimų automobilių. Ir ją sukūrė Carvertical. Ir į šią kelionę iš tikrųjų norėjau važiuoti su čia Celica, bet pasižiūrėjęs į Karuan programėlę, matau, kad jos technikinė yra pasibaigus. Ir kadangi turiu šią Audi A8, kuri man krečia nuolatos pokštus ir jinai šiuo metu daro taip. Tai žinoma, jau per Karuan programėlę įsigijau pagalbą kelyje, kad jeigu sugestų automobilis kelyje, kad galėčiau užsikviesti pagalbą. Ačiū Karuan. Na, o jeigu ieškote, kur pasikrauti savo elektromobilį, Karuan programėlė taip pat jums gali padėti atrasti būtent, kur pasikrauti savo elektromobilį. Naudojamės Karuan programėlę. Čia matote QR kodą, kur jį nuskenavę galite rasti ir parsisiųsti savo Karuan programėlę. Taip pat aprašyme rasite nuorodą į Karuan programėlę. Tad siunčiamės, naudojamės ir Karuan programėlė nuolatos atsinaujina, nuolatos kuriama yra ir atsiranda naujų dalykų, kurie yra naudingi mums, vairuotojams. Tad skenuojam QR kodą, siunčiamės ir naudojame. O dabar tęsime kelionę, kai važiuojame per Vokietiją. Ką turim nuvažiavę 1178 km ir atvažiavom į Shell degalinę ir einam užsikurti. Jau biškį pavargau reiškia. Tai einam užsipilti degalų. Tai va, žiūrėsim kiek dabar tilps. Diesel Super 9, Super 95. Pilam šitą. Greičiau pradėjo bėgti, jeigu. Kažkaip man čia įdomiai pilas. Kažkoks man įdomus. Aš 5 eurų įsipilu ir... kad nepasižaistume. Kažkaip aš suabejoju, ar šitą pilu. Šteks. Ką? Ką? Nežinau. Kažko užpylėm, jį žino ko. Kaip jauties tenai? Aš dabar jaučiuosi kažkur Vokietijoje, Shell degaliniai ir gerai pavalgėm. Šiandien dienos tikslas yra pasiekti Müncheną ir ten truputėlį pailsėti, o rytoj važiuosim. Kur mes ten važiuosim? Į St. Moritz, į Austriją, Šveicariją, nu vienu žodžiu. O tada daugiau ir filmuosim, o dabar tai toksai kelionė. Va, visokių super pilsim šitą. Jis pėtą kartą, o aš supyliau, jis brangesnis. Ir taip po toliau nuvažiuojam, bet man kažkoks keistai atrodo. Va. Pilam šitą ir vis 10 centų pigesnis. Pilam.
Važiavome vėl į Šelą, Bykmalą. Esam kažkur Vokietijoje, gražus kelias, jėga važiuot. Kalnai, visi. Per kalnus važiavam, nežinau, ne per kalnus, bet pakalnė. Žemyn užsin. Va, mūsų ten vienas pilas, benzinas. Ne dujas, o benzina, brangų reikalą. Turėsim užsipokėti ir kažkokį kepsnį susitapoti. Šiaip tai galiu pasakyti tik tiek, kad važiavau į Vokietiją atvažiavau, o smirt kaip pas manęs varkalios, kai iš šitos kiaulins paleisdavo sruts, tai smirt kaip nežinau, jaučiuosi, kai iš kūliko kartai, ką tik išėjus visos kiaulės. Reikia greičiau šokti į Mustangą ir lėkti toliau, nes baisės smirdu. Taip ir važiuojam ir kalbam apie visokius asmeninius tikslus ir taip toliau, kaip gyvenimas dėliojas. Seminarų mes su Marium pilną aplankėm, o dabar įpalindom į kažkokį tunelį. Jėga, ne? Po kalną. Po kalną važiuojam. Kam valytuvas ir taip įjungęs tunelį, tai nežinau. Ką žinau, kai važiuosim šito tunelio? Gausiu komentarų šitą tunelį, kad kamera nenuvalyta. Reikia Aston Martinas, gražuolis. Ką atvarėm į kambarį, va kaip šiąnakt miegosim, bandysim atskirti lovas, gal pavyks atsiskirti jūs. Matoik, va taip, čia viskas gražu, ten recepčerė, registratūra ir va čia viskas gražu, kiemas, turim veidroduką, vienu žodžiu su pusryčiais, 113 jauniukų dviem. Važiavom į Müncheną. Ką atvažiavom į tikrą vokiečių barą. Pabūsim su vokiečiais. Pavakarosim kaip ir jie. Nu fainiai. Mažiukas, porcijukas atėjo mūsų maisto. Va tokia lėkštelė. Čia delnas mano ir va čia kepsnys. Kad aiškiau suprast. Nu žodžiu. Vakarienė. Keliaujame mes į... Kur mes einam? Einame va į registratūrą. Pom. Registratūra eina ir štai va kas stovi šone. Mūsų keliaunės draugas. Stangėnas. Va kaip čia gražiai buvom. Viešbutika. O dabar ką keliaujam į Mustangą. Koks gražus kiemas. Keliaujam į Mustangą. Kuriam ir važiuojam toliau. Kur mes čia? Hotel Obermeier. Buvom sustoję. Ką? Važiuojam. Reikėtų su mašina prasilenkti, tai būtų ne kažką. Ir tokie biškiai kalnais ir pantinus. Aš galvoju, kad lengvai ir gražiai išvažiuosim iš ten, kur miegojimo, pasirodo, kad gražiai ir lengvai nebus.
Tai va, važiavom 1691 km ir atvažiavom, va, jau matosi Šveicarijos kalnai. Už kokią 40 km įvažiuosim į Šveicariją. Kelias nuolatos jau nežinau, kokį 10 km leidžiame žemyn, tik žemyn, bet matau, kad reikės ten kažkur kilt. Važiuojam į St. Louis ar kažkokį miestelį, kur bus dar gražiau. Tad žiūrim toliau, o mes toliau kimbame į kelią ir važiuojame. Na vėl įvažiuojam į tunelį. 2 km 300 metrų tuneliukas. Akšt. Tai va, gali matyti, kaip čia gražu, kaip čia viskas atrodo. Ir va, čia toks kalnas didžiulis ir sunku pasakyti, per kamerą žinau, kad nepersidosios visas vaizdas, bet kaip gražu ir aiškiai matosi gana status. Ir aplinkui vien tik tai kalnai. O čia ir bažnyčią matom. Ten kalnai matosi. Ir čia kavytės išgėrėm ką tik, avotytės. Vat, galim po miestelį pasivaikščioti. Matom aiškiai, kad tikras Vokietijos, o esam, kaip sakiau, Vokietijos ir Austrijos pasienyje. Tuoj važiuosim į Austriją. O šiandien dar Šveicariją žadam pasiekti ir Italiją ir realiai nuvažiuoti iki Viduržemio jūros. Tai visai dar nemažai kilometrų laukia. Žiūrėkit, toks kalniukas irgi. Opa. Belė kaip gražu. Belė kaip gražu. Porsche, kas važiuoja. Iškit dviračių takeliu eina. Parduotuvėlės. O čia kažkokia turistų gatvelė. Forsbild. Tai va tokia miestelį mes čia šiuo metu lankomės. Kaip mes pastebėjom, tai čia dauguma yra turistų pensininkų vokiečių. Tai vokiečiai ryškiai gyvena, su kavytė geria ir džiaugiasi gyvenimu. Būtent čia. Žaislų parduotuvė. Ir va Mustangienas stovi. Gražuolis. Iš tokį kalną. Visai gražiai čia jisai paišosi. O čia ką tik mūsų iš šitos kavinės išvijo. Sakė, bitė ir nedavė pasikrauti. Tai va, o čia tai labai gražu, šiaip tai labai gražu. Lipsime į automobilį, važiuosim į degalinę. Dega ir alinę. Ką pilame eilinį kartą į benziną į Mustangieną. Kaina €86 benzino, o esame va tokioj vietoj pilant. Gražuma, gražuva. Toyota. Va kaip čia pas mus gražu. O va kito kuro kainos, va tokios. Dyzelis €81, €86, €92. Mes pilom Super E10. Tai va. Mustangieną einam tvarkyti oro kondicionierius, nes biški gavo vandens ir dabar nesąmonės prasidėjo. Tai pilam benziną, tvarkom kondicionierių su vedeške ir lekiam toliau.
Nu, pasako kažką, Benai. Filmuoji? Tai važiuojam per kalnus, o tenais belė kaip geras, tai su Mustangu ir Mustangas tikrai labai fainiai važiuoja. Dinamiškas, kas man patinka, jis tikrai fainiai važiuoja, turi energijos, turi visko ir, nežinau, tiesiog galima labai fainiai džiaugtis kelionę, nes tikrai labai gerai valdosi tose kalnuose, tikrai gerai klauso, atsako į ką tu nori, kad jisai darytų. Per tokius kalnus, nežinau, dabar leisime žemyn. Kokia emocija važiuojant su Mustangu? Galia kaip gerai, žinok. Aišku, čia galima, jisai nėra BMW ar Audi ar dar kažkas, bet jis turi emocijas, kai tu važiuoji su juo. Jisai turi tą tokį, nežinau, kai su Mustangu važiuoji, jisai visą laiką turi tą emociją, o kalnuose jis iš vis tą emociją išiškėja tokia, žinai. Audi BMW jis yra nuobodi mašina, mano manimu jinai komfortiška, o čia jinai yra skirta, kad tu ją jaustum, važiuotum. Kiek ryja 100 km dabar važiuojant? Realiai borto kompas rodo 9 km, 900 km. Kadangi viską renkam visus čekiukus, renku čekiukus, tai kilometrus skaičiuojam, tai realiai mes žinosim parvažiavę tikslų skaičių, kiek jisai ryja, bet šiuo metu borto kompas rodo 9 litrus ir visiškai nekinta, tasme jau kokį 500 km kaip įkaltas. Tai čia važiuojant ir autostradą, ir serpentinais? Ir kalnais, ir serpentinais, ir, nu realiai, nežinau, jau tikrai ilgą laiką 9 litrai 100 km. Mašina tik... Kiek vidurkiai laikai? Kiek spaudė? Autostrada 130. Kalnuose dabar tai čia kelniukai tokie 80, 90, 60. Miestelis prie miestelio yra, tai čia nepalieksit realiai. Gaunasi, kad mes tikrai negreitai važiuojam. Bet džiaugiamės vaizdais, iš tikrųjų džiaugiamės kelionę, džiaugiamės automobiliu. Ir norim ir jums parodyti. Ir iš tikrųjų, jeigu jums patinka tokia kelionė, tai mes ją tęsim. O jūs ką dabar padarykit, tai palaikykit šitą kanalą, pasubscribinkit. Ir šio video čia bus pabaiga, nes dabar važiuojam į Šveicariją, ten bus dar gražiau, o dar po to mes ir pasieksim Monaką. Tai tikrai laikinam ir subscribinam ir laukiam kitų video. O šiandieną Mustangas tikrai fainiai atvežė iki šios vietos. Mes tęsim kelionę, o su jumis susitiksim turbūt už keletos dienų. Iki!